Viskas aprasoja. Wow. Neblogai. Tik tais ryte pradėjo galvą spaust. O tu žiūrėk, turi tą tokį kaip peiliukas, kuris lanksto ten replytės visokie dalykai. Kaip jis vadinasi, nežinau. Multifunkcinį. Turiu. O ko reikia konkrečiai? Man mėgama iš užturtukas padėjo. Aha. Reikia replių? Traukia ir išsiskečia. Visą naktį vargau, eini į tualetą. Žinai, ten biškį dabar kažkaip su rankams dantim suspaudžiu. Reiks replyčių ABC. Spūstėti. Turiu čia po ranką. Ne, dabar tai jau suspakau, bet ABC. Prieš sekančią naktį biškį spaustas. Ai, paspaus biškį reikia, ne? Matyti, aš matau, kad paspausti reikėtų, žinai, nes išsižiuoja. Duos tau Tadas gerą produktą. Ne, geras produktas. Jo, turiu po ranką, tai galėsiu duoti. Pasiėmiau kaip tik. Buvai naktį atsikėlęs į tualetą, ne? Prabudau 4:30, jau galvoju visai noriu į tualetą. Pamiršau nueiti ir užmigau. Aš 4 kartus kėlius, bet naktį žvaigždės kokias. Jo. Vaizdas šviesų, kaip diena atrodo. Sia. Nu ką, sveiki bičiuliai, sveiki senieji žiūrovai, sveiki ir naujieji žiūrovai. Jeigu patiko vakarykštis vlogas, kai mes kilom iš bazinės stovyklavietės iki tarpinės stovyklavietės, tai nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalą, nes dabar ateinančias porą savaičių rodysiu viską, kaip vyksta Everesto šturmas. Tai dabar mes su komanda keliaujam į ABC, dar kitai vadinama Advanced Base Camp. Ir ten praleisim 5-6 naktis ir iš jos lipsim aukštyn, žemyn. Žodžiu, palaukit. Rotuosim ir aklimatizuosimės. O paskui nusileisim vėl į BC, kur aukštis yra 5.2. Pasilsėsim, palauksim gero lango ir per 4-5 dienas šturmuosim Everesto viršūnę, kuri matosi štai va čia. Tai mūsų komanda visai neblogai sekasi. Mes 4 lietuviai, 1 Australija, 1 Bulgarija ir 1 amerikietis. Tai mūsų planas turbūt kažkas tokio, kad gegužės 21-25 dienomis šturmuoti viršūnę. Biškį sunku kamerą laikyti, tai palaikysiu. Aplinkui vaizdai tai pasakiški. Right? Yes. Magnificent view. Yeah. Ledynas. Ledynas visur. Tai mes dabar turim apeikti šitą kalną, pasiekti bazinę Advanced Base Camp ir tada turėsim 2-3 dienas poilsio, per kurias mes taip pat pasitreniruosim ir prisiminsim visus žumarinimus, karabinus, mazgus
rišimus, kilimus, leidimusius ir tada kilsim į Nordkolą, kuris bus gan stiprus. Ir per kurį mes pasieksim 7 km aukštį. Tas turėtų būti už 2-3 dienų. Nu, dabar pradžiai link bazinės. Kažkur mano šlongelė vėl pabėgo. Trumpok. Šitą per tą neįsi, bet eisi per tą, kur toks trikampis yra, matai? Ir taip viršų eina. Toksai. Taigi rodė. Nu, taip toks trikampis, tai ne viršų taip sukas. Tai vat, ten to trikampio viršų yra 3 stovykla. Supratau. Eisi per tą, tada 3 stovykla, tada taip. Rodo, damai. Bus nice. Turbūt gražiausias takas, kokį esu tik tai ėjęs. Wow. Kosmosas. Ir taip jau kelias valandas. Žiauriai gražu. Jokio vėjo. Biškį šiltoka darosi. Bet nusireik nenoriu. Paskui nežinai, kada čia užpūs. Nes irgi sakė kompanija, kad po pietų vėjas oras turėtų subjurti. Tai geriau biškį pasiskubint. Bet kosmosas. Nerealiai, atrodo, nerealiai. Atrodo, kitam pasauliu vaikštai. Jo Everestą nesimato. Artėjom. Reikės stoti pamalį, papietauti. Nes labai jaučiasi, kai jau tuščių skrandžių varai, tai jėgos momentaliai dingsta. What is distance? Sorry? The tents?
Yeah. They are going to climb somewhere here or somewhere peaks. I see. Yeah. They're climbing another peak. Maybe there is a peak called Hapari. So maybe they're going to climb Hapari. It's a long way, but it's finished in 1 day from here. I see. Hapari peak. 7,000. 7,000. Yeah. Ką? Gyvas. Daugiau. Gyvas. Pusiaukelė. Sit here. Sėsk. Mes pavalgėm, vėlis pastaudė, kartu miega. Nes nežino, sakė racija išsikrovė tam. Bičiuku, kuris judėjo. Jaučias biškiau šis, ne? Jaučias. Tadas kažkai šis toli, ne? Ne. Lengvai dalį praėjom. No. Prasidėti įsivaudėlį. Jag var som bogus och gjorde det lagar. Jag var som lagar. Jag kan börja med det. Vad var det lätt? I wish I had the road. I would drive. This is halfway. All night you spend here. 5 minutes. Maybe you explore around the ice. I go now. Many campers and you can. Lot of trekking groups from Escam. Trumpas. They fight and then like one hit some part of the yak and they bleed. Yeah. Trumpas pitstopas. Užkast. Fuh. Ledyną pasižiūrėt. Nežmoniška. Wow. Kosmosas. Stebuklų šalis. Sakė, kai pasieksim ABC stovyklavietę, nelabai jų matysis. Biškį apmaudu, nes labai gerai atrodo. Kita pusė irgi ne ką prašiau nusileidžia. Biškį užkandom. Tai šita stovyklavietė kitų alpinistų, kurie į kitą viršūnę lipa. Tai sakė, kad čia yra mūsų pusiaukelė. Ir jau kirtume 6 km aukštį. Tai dar liko sukilti iš 400, nes mūsų ABC yra 6,4. Tai va, tai dar laukia visai nemenkai keliuko. Pavalgiau, dar siso energetinio gėliaus gėriau, kažkiek gal pagelbės. Ir startuojam. Tada sunkiausia kuprinė, jis visur lėčiausiai juda. O Ana irgi apsikeitė su mūsų šerpų kuprinėm, nes jo biški lengvesnė, tai Anai bus biški irgi lengviau eiti. Ką, let's go, nestabdom.
Numiręs jakas. No pain, no gain. Ne, čia nieka nesibaigs tas kelias. How much? 500 meters? From here? Almost. Almost 500. Deadly 500. Thank you. Po paralės. Gražiausias šios dienos matytas vaizdas. Wow. Let's finish it. Sorry? Let's finish it. Yeah. Put your backpack in the tent. Which one? You can choose anyone. Red one? Yeah, the red one, you can choose anyone. Okay. Yeah. And there? And this is the member dining. The member dining here. Here? Yeah. डल्लै भोगेछ नि उनीहरूले नि Oh. Yeah, buddy. That's Samu Manche. Cheers. Oh. That's a butt. Yeah. Ja, geschlossen. Was der Kühn. Turtas nušalau. Everyone else is here? Yeah, Thomas also. Thomas, yeah, that is 5 Anna? minutes. Yeah, Anna also here. Strong, huh? Good job. यसले त डेन्जर बोकेछ त 22 केजी छ डेन्जर रहेछ स्ट्रङ गुड जब Good job, Arumas. Good job. Strong, huh? Justas. Oh, Justas, sorry. Arumas here, yeah? Huh? You have altitude sickness. Little bit altitude sickness. I like the milk tea. Pirma užimta, antra užimta, mano galo. 1 hour, so time to eat. Welcome. Good job. How cold? Yeah. Camera. Yeah. Cameraman. Alles hold. ठिक छ बाजे
Little tight here. Pažiūrėkime nuo polo. Galvosi, tai apie porą dar kas laukia. Čia. Kapuot sašiai. Jo. Bus reikalų. Bet dabar arbata. Žodžiu, vakarienė už valandas kažkur. Did you get a tent? Not yet. Just came here for the tea. Okay. Which is free tent? Hello. Hey. Which one free? You just choose whichever. Okay. Whatever doesn't have stuff in it. Okay. At 7 o'clock. 20 minutes. Okay. I don't know. Got up. 7. 20 minutes. Nu ką, sveiki bičiuliai, atvykę į ABC Advanced Base Campo, Everesto Advanced Base Campo Tibete. That's right. Now this soup ready, okay? This one. Soup almost ready, okay? Štai toks vat vaizdas iš mano palapinės. Gražiai atrodo. Nu, kalbant apie šiandien dienos žygį, tai šiaip buvo reikalų ir visi nusikalė. Tai suvaikščiom 9,7 km per beveik 8 valandas. Ir bendrai, bent jau mano Garminas rodo, kad pakilom, surinkom pakilimo virš kilometro, nusileidimo 446. Nu, bet bendras pakilimas yra apie 600 metrų ir mes dabar esame įvairiai, čia visiems laikrodžiai rodo, man rodo 6,378, kitiems rodo lygiai 6,4. Nu tai sakykime, kad esame apie 6,4 aukštyje. Ir mūsų dabar sekanti dalis tai bus Nordkolas. Tai principė turėsime užlipti
šitą pusiau ledo, pusiau sniego sieną ir pasiekti 7 km aukštį. Ir tada atgal nusileisti. Tai tas bus turbūt gal poryt arba už poryt. Tai nuo to nusileisim. Tada sekantis ėjimas nuo ten nusileidus vėl pailsėti. Tada vėl iškilti, dar biškį paeiti, pernakvoti ir dar truputį pakilti iki 7,4, 7,5. Ir tada leistis, čia nusileisti, grįžti iki palapinių, pernakvoti ir grįžti vėl į BC base campą, ten kur mes buvom pirminiai apsistoję. Ir tada tenais ilsėtis, laukti gero lango ir tada principė non-stop eiti, čia sukilt, bum ir jei neklystu, tenais Everesto viršūnė. Jei neklystu, gal ir čia užstoja ir nesimato. Tai vat. Tai čia mes dabar turėsim šitose raudonose palapinėse visai nemažai nakvynių. 6-4. Jo, tai dabar bus vien kokios 2-3 nakvynės. Tada čia sulipam, nusileidžiam vėl nakvynę. Tada čia sulipam, ten permėgam, ten dalipam, čia vėl nusileidžiam, vėl nakvynę. Ir tada tik tai leidžiamės žemyn. Vėl tas pačias 2 dienas, kur mes lipom čionais, turėsim grįžti atgal. Nes organizmui ilsėtis žymiai geriau yra 5,2 aukštėje negu 6,4. Ir šilčiau. Nes dabar jau taip šaltukas jaučiasi. Tai pukinė striukė, pukinės kelnės, po apačia termokelnės, nu žodžiu, maksimaliai. Ir tai dar mūsų daiktai neatkeliavo su jakais, tai sakė rytoj po pietų atkeliauja jakai ir tada galėsim savo daiktus susirinkti. Tai rytojos planas kaip ir ramiai papusryčiauti, 10 ryto, tai išsimiegosim, paskui vėl poilsis, pietus, papietaujam ir tada truputį turėsim tokio treningo su, kaip ir sakiau, virvėm, karabinais, aštunkėm, žumarais ir panašiai. Tai va taip prie minus 10-15 džiūsta koinės kažkieno. Jo, bet vaizdas tai tikrai įspūdingas. Aišku, kadangi čia šiaurinė pusė, tai ir tos saulės mažiau yra. Tai jau kaip ir nuotaikos visos tokios eiti, lysti palapinės ir šildytis, lysti miegmaišius. Tai dabar mes miegosim visi savo minus 20 komforto miegmaišiuose, o rytoj kai atkeliaus jakai su mūsų likusiais daiktais, kurie visi ir sukrovė taip pat ir savo šturminius miegmaišius, kurių komfortas yra minus 40, tai turbūt, kad jau rytoj miegosime visi juose labai šiltai ir komfortiškai. Tai šiandien dar reikės prie minus 20 palindėti, bet manau viskas bus gerai. Pagalvojus užmetus dar 500 metrų aukščiau ir jau turėtume Konkagvos aukštį. Jo. Jo, be pirštinaičių laikyti kamerą nėra labai šilta. Na, labas, mam. Tik atkeliavom, ne tik, į ABC jau, Advanced Base Campą. Pavalgėm visi, jau visi susirašė palatkės, miegot. Nusikalėm neblogai. Tai dabar prasidės čia rotacija. Į Nordkolo laipėjimas už 1,5 paros, už 2 gal parų. Ir tada biškį pasimokysim su žumarais, karabinais, tai kaip ir viskas gerai, ilsimės.
smagu, blemičkai, kad galiu voiso žinutės išsiųs per šitą daikčiuką Garmin Inreach'ą. Tiksliau Garmin Messenger Plus, tai tas Plus, dabar čia naujas modelis, tai per jį sakau, galiu ir 30 sekundžių voisus išsiųsti. Aišku, jeigu tą prenumeratą jėmi geriausia. Nu, jinai gal apie 6 ar 7 eurų kainuoja mėnesiui. Bet tada gali per tą mėnesį išsiųsti ir nuotraukas, ir balso žinutės. Tiek balso žinučių 50 vienetų, tiek nuotraukų 50 per mėnesį. Tai mano atveju labai gerai, nes dabar čia visiškai mes visi be ryšio gyvenam, bet per šitą daikčiuką galiu namiškius arba jūs informuoti, kaip mums sekasi. Tai visai verta investicija buvo. Ir čia gali siūsti globaliai bet kuriam telefono numeriui pasauliui, bet kuriam e-mailui, bet kam. Tai liuks. Nu čia visi bijo šiandien šaltos nakties, matysim. Aš pats viršus tik tais brinyje, o kelnės jo. Brinyje termokelnės yra ant viršaus pukinės. Tai jeigu bus šalta, užsidėsiu pukinį ir baigsis problemos. Gerai, rytoj miegosiu be žadintuvo, nes pusryčiai tik tais 10, tai ramiai išsimėg. Nu, aišku, dažniausiai pirma naktis dar tokiam aukštė būna prasta, tai daug tikėtis nereikia. Nebus labai geras miegas, gali ir galvą pradėti skaudėti, nu, tokiame aukštė būna. Paskui jau ryt po ryt turėtų būti geresnės naktis, kūnas aklimatizuojasi, adaptuojasi prie to aukščio, tai turėtų būti geriau, bet čia naktį toksai 50-50, visko gali būti. Tai kaip ir tiek žinių. Įsirašiau miegot, nusikalėm, rytoj biškį bus lengviau. Tai ačiū, kad žiūrėt, kam patiko, ačiū, kad prenumeruojat ir stiksime rytoj šalia Everesto. Iki bičiuliai.